Dar vienas meitelis. Sveiki, draugai! Šiandien mes vėl filmuojam naują epizodą Pagauk auksinę žuvelę. Atvažiavom į Rėkyvą. Čia yra toks Janulka vadinamas tvenkinys. Atėjo neršti plakiai, karšiai, kojos raudės. Aišku, ne visa žuvis yra, kuri neršia, kita yra ir maitinasi. Atsivežėm plūdinę meškerę. Pabandysim pažvejoti, o kaip mums seksis, prašom žiūrėti, kimba! O, nepasikirto, bet nesvarbu, mes jau, kol kolega reguliavo meškerę, mes vieną pagavom. Žvejojam šiandieną su sportinė plūdinė meškerė, kuri man teikia begalybę kaifo. Tikiuosi prigaudyti šiandien žuvies vieną kitą vežimaitį. Tai prašom žiūrėti, kaip mums pavyks šiandieną pasigaudyti jos. Oras nuostabus. Manau, kad bus viskas labai gerai. Dedam dziką ir gaudom. Žmonių čia nėra. Nebus kas trukdo. Metamės ir laukiam laimikio. Mes tą vietą čia pašėrėm. Kibimai. Vos ne viens paskui kitą. O, graži koja. Ar raudsparnė čia, nežinau, kaip čia pavadinti ją. Grožis, bet tai kaip nurijus. Baltoji žuvis. Tai irgi vos į lūpą gavus. Kuriuos nedaug gavusias per lūpą, tai mes paleidžiam, o kuriuos jau prie mirties, tas pasimsim, pasidarysim voblikės. Bet nepasakyčiau, kad taip, žinai, kibimai vieną paskui kitą. Kimb, bet neypatingai. Kaip norėtusias. O, čia jau karšiasi greičiausiai, žiūrėk, mūkt. Bet nepaėmė, nesvarbu. Tuoj paims. Galėtų didesnių būti. Galėtų lins užkipti. O gal jų nebėra, čia išėję. Oho. Nu tai tas dabar gyvulys irgi bus prarijęs iki šiknaskilės. Ja, kai ištraukia, tada jis pradeda principus rodyti. Suskievičius. Ką Suskievičius? Suskiens. Nereikalingas tas suskiens. Žiūrėkim, kaip jis nuplauks. O, čia biškai gali pralipt. Ten kas dar. Na, šiurkštus. Ate. Matai, nedaug buvo gavęs kablę, tai galėjo paleisti jį. Vos į lupikas kraštą, tai išgyvens. O jeigu nurinį iki pat skrandžia, tai viskas. Tai tos, kuriuos ten duodas paleižuolės, tai juos net nekiptų. Jom dabar vestuvės, užsiėmė meilės reikalais.
O, šį kartą jau yra... Opa! O! Meiteliuks. Nu, bet žaltys kairin. Kiek gali? Viskas iki jie pačios. Kabliuką net nematau. Kaip taip? Dar vienas meitelis. Pizdец. Nutrūko. Pokšt. Jie kibims iš karto. O, užkibo. Meitelis užkibo. Raudsparnikė, bet labai nedidelė. Bet jau kairin tai iki pat galo. Tai jos nerškia, žin, pažiūrėkim. Ne, tai jau išneršus, nieks nebebėg, ne jokie penai, nieks. Tai va, sakau, kad vienas nerškitas, kitas jau maitinas po nerštą. Bet kiekvieną kartą vis nuraund ziką galutinai. Reikia iš naujo kabintis. Bet labai norėčiau ir karosą čia pagauti, nes yra ir karoso atėjusių. Ir linų pagaun čia nais. Nu, žodžiu, visokios žuvies, įskyrus lydekų ir ešerių jau nebe. Nors ešeriai čia ir nebuvo atėję, ešeriai atein prie tilto. Ten gaudo ešerius, o čia tai va, kas liek alkaniem katinam. Bet nemanau, kad pašars čia labai veiktų. Greičiausiai čia iš įpročio pašariuką numetė ir galvoja, kad tikrai jos čia atėjo pasimaitinti. Matoma, jų čia yra tiek daug, kad net čert nereik. Jeigu vieną nepaėmė, tai kitą paims. Opa! O! Meiteliuks. Toks. Nu va, pameskim čia. Dėl bendro skaičiaus. Mesim atgal į tą pačią vietą. Man ten kažkaip patika jau. Ui. Svarbu neužsikabinti. Nes teks eiti į antrą pusę. Ten kažkaip įdomiai kiptelėja, bet jaučiu tik viens. Nu ką, biškį aprimo kibinai, įmėsim porą tokių bumbuliukų. Daug nešersim, vieną kitą, daug maž. Kad ateitų žuvis, nes kažkaip tai dingo kibimas. Tai va, pradėsim. Biškai palauksim, to ateis, čia jų čia tuntai plaukėja belė, kiek krantuose, va, neršia belė kaip žolėse. Nesupranta, kas vyksta. Atšalė žuvis pasitraukė, dabar ateina antras kartą pavasaris ir vėl visi suplaukė čia į tą tvenkinuką pabaigti išneršti. Vestuvės vyksta. Tikiuosi sugrįžo tikras pavasaris. Plaikas šį kartą. Arklys koks. Bijau meškerės, kad nesulaužytų.
O, ir ištrūko. Bet tai neblogas toksai. Geras. Nu toks sausarūris. Meskim jį. Tegu jis plaukia. Nereikalingas. Geriau raudelės, tegu kimba. Mėsos daugiau. Nes tokį mažutį čia padžiavinį nieko iš jo nelieka. Na va, ištraukiam paskutinį žuvelioką. Tokia ta šiandien mūsų žvejyba buvo. Tai kam patiko šis video, paspauskit laiką, parašykit komentarą ir paprenumeruokit mūsų kanalą. Ačiū, kad žiūrėjot visi. Iki visiems iki.